Bet kuriuo atveju jie turi integruotis, nes jie čia gyvena. Čia ne Lenkija, sakykime, čia yra Lietuva. Nori, nenori, tu turi prisitaikyti prie šito. Jeigu nepatinka, visada gali išvažiuoti ten, kur tau geriau. Nes yra tokios taisyklės, tai tu turi jom vadovautis galų gale. Nes dar kartą pasikartosiu, tai jeigu tu gyveni Lietuvoje, tai taikykis prie Lietuvos, nepatinka išvažiuoti kažkur kitur. Čia galioja ne tik Lenkam, čia bet kam galioja. Iš tikrųjų, todėl, kad vis dėlto mes gyvenam jau 21 amžiuje ir demokratijoje ir taip toliau. Ir mes iš esmės, kad ir kaip norėtumėm, galbūt būti nacionalistai ir taip toliau, bet mes turėtumėm kažkaip atsižvelgti ir tas tautinės mažumas. Vis dėlto tai yra svarbu, tai yra reikalinga žmonės. Nori galbūt gyventi Lietuvoje ir mes turime atsižvelgti juos. Нельзя диктатом чего-то, кого-то полюбить. Понимаете? Любовь это должна быть взаимная. А диктатов ничего, только до обрата. А отторжение и все. Так что мой совет литовцам быть более толерантными, как они когда-то были. Nežinau, ar jiems šitai blogai, tiesiog nesuprantu. Negaliu spręsti, kadangi nesusiduriu su tuo. Bet manau, kad labai aštriai, negi jiems tai blogai. Jie turbūt jaučiasi, kad jie skriaudžiami labai. Jiegi pareiškia, kaip gerbiamas Tomaševskis, kad čia mes ateiviai, o jie... Tai va tas ir... Nu, žodžiu, grinai politiniai klausimai. Ir jeigu nebūtų tos Lenkų sąjungos ir nekeltų jie tų riaušių, tai čia nieko nebūtų. Jeigu jie skaito save lojaliais Lietuvos piliečiais, tai kodėl jie turi tapti lietuviais? Arba atsiminkim istoriją, kiek Vilniuje buvo lietuvių prieš 50 metų? Kiek buvo procentų? Kas žino, žinot? Nu, aš irgi nelabai žinau ir bijau suklysti, bet buvo ypatingai mažai. Ypatingai. Nu, dar ne prieš 50, prieš daugiau, prieš karą vadinkim taip, antrąjį pasaulinį. Tai lietuvių Vilniuje 14% buvo. O mes dabar norim pasakyti, kad jie turi integruotis. Nu, kodėl tai turi būti? Kodėl kam ta integracija reikalinga? Kuo jie labiau integruosis, tuo jiems bus smagiau čia gyventi.